CSKA klubo, būtent per Čempionų lygos rungtynės su Miuncheno Bayernu. Cauna gavo traumą ir priversta dabar ją gydytis. Tuo tarpu dabar kampinis prie Latvijos rinktinės vartų, pavojingas epizodas ir įvartis. 1-0 Lietuvos rinktinė įsiveržė į priekį po kampinio. Kamuolį galvą į vartus siunčia ne kas kitas. Pamatyti šį epizodą, štai smūgis nuo kampinio gerelės ir aplenkęs varžovus galvą į apatinį vartų kampą, sėkmingai smūgiuoja. Nėra jau aikštėje Deivido Matulevičiaus, kurį pakeitė 11 numeris Razulis. Ir vieną keitimą atliko ir Latvijos trenerį vietoj Deniso Rakelio. Aikštėje pasirodė Ivanas Lukjanovas, tuo tarpu Lietuvos komandos laika pavojingas epizodas, smūgis į vartus ir 2-0. 2-0, Lietuvos rinktinė pirmauja, o komandos... Likęs aikštė, čia dar kartą šis epizodas ir vėl puikiai viską padarė jaunasis Fiodoras Černychas. Pamatė. Žaisti laiko lieka daug. Na ir matome, kokia gili praraja, kokia duobė Latvijos rinktinės gynyboje.